Mūsų organizmas pats negali pasigaminti omega 3. Todėl šios riebiosios rūgštys vadinamos nepakeičiamosiomis, nes viską turime gauti iš išorės, tai yra per maistą ar per papildus. Kai omega 3 trūksta organizme, tada prasideda uždegimai. Jie yra tylūs, mes jų nematome, bet jie pasireiškia nuovargiu, skausmu, bloga nuotaika. Omega 3 veikia kaip stabdis šitiems procesams mažinti uždegimus ir padeda kūnui atsistatyti. Omega 3 yra kaip statybinė medžiaga mūsų ląstelėms. Jos būtinos širdies ritmui, atminčiai, koncentracijai ir net regėjimui, bet be jų kūnas tiesiog stringa. Kai tu gauni pakankamai omega 3, kūnas pradeda dirbti tau, o ne prieš tave. O kaip tu gauni omega 3 ir ar manai pakankamai? Pasidalink, būtų įdomu sužinoti.